Ačiū gerbiamas komisarė už jūsų išsamų atsakymą. Šita problema, aišku, jinai svarbi tiek valstybėms narėms, tai yra svarbi tame kontekste, kuomet vykdomi projektai valstybėse narėse, lokaliai, bet tai yra svarbu ir kalbant apie tarptautinius projektus. Ir kaip pavyzdys, ko gero, tai būtų energetikos infrastruktūros projektai, tas pats Nord Stream projektas Baltijos jūroje ir tai, ką jūs išvardinote, kad ir visuomenė turi teisę dalyvauti ir kad vykdytojai lyg ir turėtų atsižvelgti į visuomenės nuogąstavimus, tačiau kažkaip nebuvo atsižvelgta nei į nepriklausomų mokslininkų informaciją, tad užtat mes šiandien ir kalbame apie tą būtinybę sukurti nepriklausomo poveikio aplinkai vertinimo mechanizmą. Ir aš tiesiog norėčiau paklausti, ar jūs manytumėte, kad Europos komisija, taip sakyti, reguliuotų valstybių narių nacionalinę teisę šituo klausimu, ar tarkim, kuomet tai yra tarptautinis projektas, pati Europos komisija galėtų įsikišti į tokius dalykus. Ačiū. A brief reply, Commissioner, please. Yeah, in essence, again, you pointed to the right direction. Of course, if the project or if the investment does not have a cross-border effect, then it's pretty clear how the thing should be done. And subsidiarity is clearly here at stake. And I would have